Viskas praeina. Lietuva net iškrypimus propaguojantis komjaunuolių paradai. Tik pirma raidė, tu pirmą raidę pakeisti į H. Komjaunuolių paradai, beje, Sovietų Rusija pradėjo gėjų paradus. Sovietinė Rusija. Ten pradėjo pirmus abortus. 1,5 milijardo, to 2 milijardai kūdikių nužudytų. Daugiau negu per antrą pasaulinį karą, tik 60 milijonų. Įsivaizduojant, ką daro komunizmas. Tai čia buvo komunistinis paradas. Tai ko mes kovojam prieš tos sovietų tankus? Kodėl mes sausio 13 po tankais guliam, jeigu čia eina komjaunuolių paradas? Nu ką, atsisveikinimui. Liberalizmą lauk iš Lietuvos! Liberalizmą lauk iš Lietuvos! Liberalizmą lauk iš Lietuvos! Neomarksizmą lauk iš Lietuvos! Neomarksizmą lauk iš Lietuvos! Neomarksizmą lauk iš Lietuvos! Genderizmą lauk iš Lietuvos! Genderizmą lauk iš Lietuvos! Genderizmą lauk iš Lietuvos! Daug šaukėm, daug kalbėjom su to jaunimu, mes tikrai jį mylim. Čia ne hate speech, ne neapykantos kalba, čia meilės kalba. Bandom išgelbėti vargšiukų sielas. Ateitų iš pažinties ir pataisytų savo gyvenimą ir pradėtų vyrus mylėti moteris, o moteris mylėti vyrus ir taip toliau. Žodžiu, absurdas. Vyrai ir moterį. Vyrai ir moterį šeima, tai yra visatos pagrindas ir Lietuvos pagrindas. Kurkim Lietuvą, atkurkim katalikišką valstybę, kuri uždraus tokius paradus, kaip buvo prieš Vytauto laikais, kai buvo 400 metų mes turėjom šlovingą valstybę. Tik nauja forma, bet turim atkurti katalikišką valstybę. Kitaip mes nevertysime protėlių, absoliučiai. Vytauto Didžiojo, Jono Karolio Chodkevičiaus, visų Švento Kazimiero, kurio kapą čia išniekino šitie jaunuoliai. Mes privalom atkurti katalikišką valstybę. Su katalikišku švietimu, kariuomenė katalikiška, visais vadovais, visų lygių vadovais, katalikiškais įstatymais. Ir tada tokių paradų ne tik, kad nebus, jie bus draudžiami ir už jas bus baudžiama. Tokių paradų paprasčiausiai nereiks niekam, nes bus išauklėti normalius jaunuoliai, ne liberastinėse mokyklose, kurios dabar liberalų okupuotos, o katalikiškose mokyklose, kur mergaitė gretutė norės mylėti jaunuką ir atvirkščiai, o ne tokie patys, tokie pačius. Už tai, kad jų vyriškumas katalikiškoje mokykloje pasidaro tik vyriškas, moteriškumas tikrai moteriškas. Ačiū čia. Bandom. Lietuva! Katalikiška! Lietuva! Katalikiška! Lietuva! Neliberali! Lietuva! Katalikiška! Lietuva! Neliberali! Lietuva! Katalikiška! Lietuva! Neliberali! Ačiū! Katalikiška! Kristus karalius valdo Lietuvą. Marija karalienė, Trakų Dievo motina valdo Lietuvą. O ne šita visa liberacija, kurią palaiko Seimas, vyriausybė. Tai yra nusikalstama politika, gerbiami politikai. Jūs neturite teisės tą daryti, nes jūs pažeidžiate tikrąją tautos valią. Tikroji tautos valia tai visų kartų plebiscitas, sakė katalikų mąstytojai, ispanų ir kiti. Visų kartų nuo Vytauto Didžiojo iki mūsų tremtinių, partizanų, jų plebiscitas, jų balsavimas, šimtmečių balsavimas, sako, ne liberalizmui, ne genderizmui. Sako, už katalikišką valstybę mūsų protėviai mirė, liejo kraują, o šitų lyčių. Taip kad darykim išvadas, atstatykime, atkurkime katalikišką valstybę ir šitas bardakas pagaliau baigsis. Ačiū jums visiems. Ačiū. Širdingai ačiū. Tegyvuoja katalikiška Lietuva. Amen. Karaliauka mums Kristau.